Nabukas. Vienu žodžiu norėjau pakalbėti apie namų gyventojus. Tai yra dvasios, piktosios dvasios, kuris ateina. Ir dažniausiai jos ateina sapnų metu. Per sapnus padaro kokį tai susitarimą, sandorį. Daleiskim, atėjo kokiam dvasia ir jūs kažko pradėt keisti. Ar tai saldumyną, ar tai valgyt, ar labai skaniai valgyt ir norėjo dar valgyt. Vienu žodžiu, kažkas tokio. Nebūtinai su maistu gali būti susiję, gali būti daug dalykų, gali būti vėlavimas į traukinį, sapnavimas savo ankstesnės buvimo vietas. Gali būti daug kas iš tikrųjų. Ir tos dvasios, jeigu jas neatšaukėt, sapnų metu, jeigu neatšaukėt, tai jos ir seka jūs, ką jūs veikia dieną, kaip praleidžiat. Jeigu vėlavimą, tai daro, kad jūs vėluotumėt. Ir gali duoti tą, duoda, kaip sakoma, nuodus. Bet tai yra toks maistas ir dvasinis maistas. Ir jūs galite sapnuoti, kad valgot kugelį, o iš tikrųjų valgot kažką labai blogo, kažką paukotą velniam. Ir per tas sapnus tos dvasios prisikabina ir tada pradeda kenkti ir jum užteršia maistą. Gali būti sveikas, koks tai arbūzas, įdės kokį tai uždegimo dvasią. Nes uždegimo dvasios yra dviejopos. Yra, kurios iš tikrųjų kyla savaime, kaip natūraliai, o yra iš raganavimo uždegimai ateinantis, vadinami netikri uždegimai. Ir juos reikia surišti ir uždegimai atveda mirties dvasias, daro ligas, reikia rišti ir jas išmesti į pragarą. Ir sapnų savo reikia atšaukti ir sakyti, kad nieks neįvyks Jėzaus krauju ir per Jėzaus vardą. Ir viskas, kas buvo linkėta, siųskite jam tiem žmonėm. Nes dažniausiai patys velniai neateina, tai žmonės siunčia, bet gali būti ir kartų prakeikimas. Tada jau patys velniai daro, jau žmonių nelabai jam reikia. Gali būti žmonės, jiem gal lengviau, nes yra priežastis, kodėl pulti jūs. Bet tai raganavimo dvasios gali atvesti sataninės dvasios, kurios į kultą atveda viską. Ir viskas pasunkėja tada. Ir kokios tai pasekmės. Pavyzdžiui, sapnuojat, tos dvasios, pamaitinus, ką jie daro, ką daro tos dvasios atėjusius į jūsų kūną. Tai jos pradėjo jos sekti, po to daro ligas, gali daryti vėlavimus, gali būti, kad santuoka vėluoja, gali padaryti, kad prarasit draugės, prarasit vyrą, prarasit vaiką. Jeigu nesimelsit, nekovosit, o reikia kovoti, mirties dvasios ateina, kai koks žmogus pamiršta, artimas žmogus, gali būti mama, tėtis, bet gali būti ir kaimynas, jeigu jūs laidotųsi tenai, jo labai gailėt, labai verkėt. Per tas emocijas, tas gedulas yra kaip dūris ateiti tom mirties dvasioms. Depresija irgi tas pats. Tai jeigu labai depresuoja, tai irgi gali ateiti. Ir tada žmogus vėluoja, jam nesiseka, daro sandorį, pavirsta nuostoliais, gali dirbti daug, bet rezultatų nebus. Arba bus labai maži. Jeigu rasit labai patikimus žmonės, kurie jūs nepaves, tai kažkas bus, bet jeigu lydės nesėkmės, tai labai sunku bus padaryti verslą, sunku. Žmonės
pradės galvoti negatyviai apie jūs, jeigu, pavyzdžiui, vėlos užsakymai, vėlos atvežimai ir taip toliau, tai reputacijai kenkia taip pat. Tai, kaip ir sakiau, tai prasideda nuo sapnų, ir po to eina per jūsų normalų maistą, ką jūs valgot, ką gerit, po to sapnų metu dar gauna to papildomą maistą. Ypač tada, kai jums labiausiai reikia sėkmės, ypač tada, kai jums reikia kitų žmonių palankumo, ypač tada, kai vyksta kažkas labai svarbaus, emigracija, kėlimasis į kitas šalis ir taip toliau. Ir Dievas liepia kovoti. Čia mes, Dievo vaikai, turim kovoti, surišti tas dvasias, išmesti, sakyti, kad nieks neįvyks Jėzaus vardu ir išvarinėti tas dvasias. Ir į visą tą maistą, ką valgiam, ką suvalgiam, prašyti Dievo, kad apvalytų mus, išgrynytų, kad šventoji dvasia išdegintų, sudegintų, sunaikintų visą tą maistą, kuris buvo, kuris mes ne tik valgome, bet jie įdeda, angliškai vadinasi deposit, įdeda, tai tos depositus irgi reikia surišti ir išmesti Jėzaus vardu. Amen. Prašau sekti ir girdėkit daugiau apie Dievą ir Jėzaus vardu. Iki greito. Ate.